Sveiki, jūs žiūrite laidą Neviešas interesas, su jumis aš Vladimiras Laučius, o mūsų šios dienos studijos svečias Mindaugas Montvilas, nepriklausomas apžvalgininkas. Sveiki, Mindaugai. Malonu. Pradėkime nuo to, kas susijęs su jūsų, kaip čia pasakius, partiniu politiniu pasirinkimu. Jūs esate nacionalinio susivienimo narys. Paprastas klausimas, kas jūs paskatino būti kaip tik šios organizacijos narių, kodėl nesirinkote kitos žinomesnės, galbūt dešiniosios konservatyvios organizacijos, kurių Lietuvoje, ko gero, net ne viena, o ar viena ar daugiau mes šiandien kaip tik galėsime aptarti. Didesnė tokia, stambesnė turbūt viena. Ir taip aš tikriausiai, kaip ir daugelis žmonių, aš už juos irgi ilgai balsuodavau. Taip, mane paskatino labiausiai, aišku, labiausiai paskatino asmeninis pirmininko pakvietimas, bet greta to, aišku, buvo ilgokai jau susikaupusi tas sentimentas, kad mano vertybių, mano pasaulėžiūros, ta didžiausia partija, taip tiesiai neįvardinsiu, visi supranta, mano jinai jau nebeatstovauja ir kuo toliau, tuo labiau nuo jos krypsta. Ir aišku, čia galėsim prieiti prie nūdienos aktualijų, ten bando sugrįžti, bet aš čia prieš porą-trejatą metų, kai įstojau, tai buvo tokia motyvacija. O nesijauti jau tada, kad pirmininku taps Laurynas Kasčiūnas ir galbūt jo pirmininkavimas jūs geriau nuteikia? Ne, čia jeigu norėsit, ar ties šito klausimu galima išsiplėsti, bet aš manau, kad Lauryno Kasčiūno šitas išrinkimas, na, jis visai bando manifestuoti tais viešais pasisakymais, kai kuriais savo posūkį į tą dešinę ir kai kuriais galbūt ir priėmimais, bet man tai atrodo dažnai netgi kažkiek komiškas vaizdavimas šito, nes kai prieina klausimas prie tokių svarbesnių balsavimų, tada viskas išnyksta ir paaiškėja, kad tų konservatyvesnių žmonių yra 4, 5 ir tarp jų net ne visada būna Laurynas Kasčiūnas. Tai šitas mane labai pesimistiškai nuteikia ir aš manau mūsų tikslas, mūsų kaip politinės partijos nacionalinis susivienimas tikslas yra, na, pateikti žmonėms tą partiją, kad galėtų žmonės ramiai balsuoti, nebijodami, kaip dažnai būna tom mažesniem partijom, kad ten nebus to 5 procentų viso kito, kad mes bandome jau iki sekančių rinkimų taip išaukti, kad mes būtume tas užtikrintas variantas, kad tie žmonės, kurie yra socialiai konservatyvūs, tokių tautinių pažiūrų ir šiaip nusiteikia patriotiškai, nusiteikia dirbti Lietuvos labui ir nenusiteikia daryti kažkokiu tai pasaulio žiūrinių kompromisų, kad jie turėtų tokį užtikrintą alternatyvą, už ką balsuoti. Ir aš pats taip dėl to įstojau ir nauji žmonės, kurie ateina į mūsų partiją, jie labai panašiai mąsto dažniausiai. Bet konservatyvesnių pažiūrų yra ne tik Tėvynės sąjunga, arba bent jau jos dalis. Ta dalis, kurie arba vadina save konservatyvesniais politikais, arba kurie krikdemais save vadina, bet yra ir valstiečiai, kurie taip pat ganėtinai konservatyvūs ir paklausius Aurelijaus Verygos partijos pirmininko, ką jis kalbėjo, tarkim, prieš praėjusius Seimo rinkimus, tai jis nuolat kartojo, kad mes esam tikrieji konservatoriai. Tai pretenduojančių būti tikraisiais konservatoriais turbūt galima sakyti bent jau 3 partijos Lietuvoje yra. Ir Tėvynės sąjunga, ir valstiečiai, ir jūsų partija. Čia dėl šito visai nesiginčiu ir aš manau, skirtingai negu Tėvynės sąjungos atveju, valstiečių tas posūkis bent jau į tą socialinę dešinę, jis buvo tikras ir yra tikras. Ir jis, aišku, labai sutapo su tuo, kaip jie išsiskyrė su Skvernelio partija, na dabar jau nebe, bet po to skilimo iš tikrųjų iš tos partijos nubirėjo daug žmonių ir aš manau, ypač su Aurelijos Verygos ateimu, jie iš tikrųjų padarė žingsnių ir iš tikrųjų turbūt geriausias jų žingsnis, aš už tai jos tikrai galiu pagirti, kad jie Europos parlamente, jie iš žaliųjų frakcijos, kurie europinėme kontekste, na tai yra visiško leftizmo toks kiečiausias bastionas ir jeigu iš vis galima išsiplėsti, aš manau, kad vienos blogiausių ir katastrofiškiausių idėjų Europoje ateina iš tų žaliųjų, ypač Vokietijos žaliųjų ir ypač, sakyčiau, netgi Vokietijos žaliųjų legitimizavimas amžių sandoroje ir iškilimas su tokiais veikėjais kaip Joška Fischeris ir panašus. Turbūt buvo blogiausias dalykas, kas nutiko Europos Sąjungai, ne tik Vokietijai. Bet mūsų valstiečiai eina kitų kelių. Taip, ir mūsų valstiečiai iš tikrųjų, kai jie 16 atėjo, buvo toks margumynas, ten buvo visko, dabar jie po truputį, jie aišku sumažėjo, bet iš karto išsigrynino ir taip, aš manau, kad jie
yra mums pasaulyje žiūrinių to socialinių konservatizmo požiūrį tikrai artimiausia partija šiuo metu ir jie patys tai manifestuoja ir jie patys, skirtingai negu Tėvynės sąjungoje, pakankamai vieningai balsuoja tais klausimais, pakankamai vieningai pasisako. Tai be jokios abejonės, aišku, čia yra ir konkurencija mums, bet aš tai manau kaip pozityvų dalyką ir tikrai neneigiu. Taip, aš juos sveikinu ir tiesą pasakius, jeigu čia į ateitį projektuojant, jeigu mes vėlgi irgi papultume į Europos parlamentą, mes tikriausiai tenais toje pačioje frakcijoje, ten ECR yra Europos konservatorių ir reformistų, man atrodo, ta frakcija vadinasi, tai tikriausiai atsidurtume toje pačioje frakcijoje. Gerai, tuomet aš mėginsiu apginti Tėvynės sąjungą, prisiminkime, tai buvo senokai, bet vis dėlto buvo, dar kai Kubilius nebuvo tapęs Tėvynės sąjungos pirmininku prieš 2004-uosius, jis buvo paskleidęs tokį šūkį jautrusis konservatizmas, tai yra būtent socialinis konservatizmas, apie ką jūs kalbat. 2004 metais jau eidama į Seimo rinkimus, Kubiliaus vadovaujama, tada jau Tėvynės sąjunga turėjo šūkį būk labiau lietuvis ir pabrėžė tautiškumą kaip savo svarbų principą. Tai partija buvo šiek tiek kitokia. Ji pasikeitė irgi Andriaus Kubiliaus pastangomis ir tapo liberalesnė, labiau prisitaikanti prie Vilniaus madų, to, kas jau dabar vadinama Vilniaus burbulų, dar tada jo nebuvo. Kai tik Kubilius tapo pirmininku, dabar jis yra ir Tėvynės sąjunga labai patinka nemažai šio burbulo dalį. Tai toks buvo posūkis į tą pusę, bet dabar, ką sako Laurynas Kasčiūnas, reikia atsukti atgal, bent jau kažkiek, ir grįžti prie tų senųjų konservatyviųjų vertybių. Taip, frakcijoje jų yra nedaug, kaip jūs sakėt, keli žmonės, dabar turbūt tokie, kurie artimesni toms pažiūroms, bet juk ir frakcija atsivedė ne Laurynas Kasčiūnas, o Ingrida Šimonytė prieš rinkimus. Galbūt kitame Seime bus Lauryno Kasčiūno frakcija. Galbūt bus, iš tikrųjų, taip, ten tam tikrų žingsnių jis daro ir aš tiesą sakant, netgi pastarosiam dienom paminėjau, persivėlio kai kurių net keistų žmonių iš, bent jau vieną galiu vardinti, iš kitos tokios mažos konservatyvios frakcijos, kur, toks keistokų pažiūrų žmogus ir kai kuriam pažiūrom ar praeities pasisakymais mūsų partijai būtų per radikalus, įdomių yra žingsnių ir iniciatyvų ir jie taip visai bando manifestuoti tą, bet aš bandyčiau pasakyti, koks mūsų turbūt būtų išskirtinumas visam tam kontekste tų partijų, kurios bando dabar sukti į dešinę, nes mes matome, kad net ir socdemai, ypač su naujo vidaus reikalų ministro paskirimu, kuris yra visiems žinoma buvęs mūsiškis, bando tam tikrų reveransų daryti. Jie, aišku, pagal savo liniją negali, bet taip vyksta bendrai europinėme kontekste toks posūkis į dešinę ir daugelis partijų bando tai manifestuoti bent jau. Mes iš visų parlamentinių partijų tikriausiai nebijome kalbėti apie tai, kad bendrai tas visas vadinamasis Briuselio kursas ir mūsų visos politinės sistemos be išimties pataikavimas jam, jis nėra teisingas ir mes, jeigu kalbame, tarkim, apie tokį paprastą klausimą, kuris praėjo Seime visai neseniai, ten naujas statybų įstatymas, kur ir taip, sakyčiau, pakankamai jau absurdiškai užaukštinti visi reikalavimai, ateitie bus dar labiau aukštinami ir apskritai toliau eina planai visus, bent jau iki 50-ųjų, bet tikriausiai bus ir panktinta, visus namus padaryti ten A0 taršos, jie tai vadina klasės ir tai be jokios abejonės yra didžiulės išlaidos ir kels statybų kainas ir renovacija kažkokia turės būti masinė. Būsto kainas galiausiai kels. Taip, ir be jokios abejonės. Vardan žaliosios politikos. Ir aš dėl ką norėjau pasakyti, kad už tai prabalsavo vieningai visos partijos. Vieningai paskiri Seimo nariai, Vytautas Nisa, dar keli iš mišrios grupės ar gal iš kai kurių partijų nebalsavo. Tai buvo visiškai vieningas sprendimas, o jį teikė Nemuno aušros ministras. Tai patys suprantate, kad kai kuriais klausimais yra pas mus politinėje sistemoje toks visiškas konsensusas. Tai klausimas, kurie yra pagal tą Briuselio liniją, kurie, aš manau, yra neteisinga ir apie ką mes kalbame. Ir aš manau, jinai anksčiau ir vėliau turėsis keistis. Ir mes be jokios abejonės neturime
kol tas konsensusas yra toks tvirtas Briuselėje ir Frankfurte, nes Frankfurte yra Europos centrinio banko būstinė ir iš ten irgi per bankinę sistemą ateina lygiai tos pačios direktyvos. Tai kol tas konsensusas toksai, to žaliojo kurso toksai tvirtas, mes aišku neturime visiškos laisvės jo stabdyti lokaliai. Bet mes be jokios abejonės stengsimės bent jau kai kurias nuostatas kiek įmanoma švelninti ir be jokios abejonės stengsimės visą svorį išnaudoti kartu su kitomis jėgomis Europoje, kad tuos dalykus sustabdyti europinių lygmenių, nes tai ne tik, kad nekelia Europos konkurencingumo, bet iš tikrųjų tas neįperkamas būstas, tarkim, virsta ir tomis pačiomis demografinėmis problemomis ir šitų dalykų dažnai niekas nesuveda. Ten kalbame apie tai, kad pašalpas didinti, kalbama galbūt, aišku, jau dabar pradedama ir teisingai, kad reikia jau ir visas kultūrinius klausimus iškelti, bet yra ir tokių dalykų, kurie ateina tiesiai iš visos europinės linijos ir europinės politikos. Tai čia mūsų tokia kečiausia pozicija, ir dėl kurios mes neketiname daryti kompromisų, kad mes bandysime surasti racionalesnius sprendimus. Gerai, bet dar vienas dalykas, apie kurį norėtųsi pasikalbėti, jūs bene vienintelis atkreipėte dėmesį, kalbant apie mūsų politinės dešinės politinius veidus, tikros arba tariamos dešinės. Šiomis dienomis jūs socialinėme tinkle Facebook paskelbėte įrašą apie tai, kokie nauji nariai stoja į Tėvynės sąjungą. Gal papasakokite išsamiau, kas čia buvo, ar tikrai atėjo žmogus, kuris yra vienu metu ir nacionalistas, ir islamistas, ir... Ne, aš galbūt jį kiek sukarikatūrinau. Tai yra žmogus, kuris ką ta pati Tėvynės sąjunga vadino kraštutinė dešinė ir jos rėmė ilgą laiką. Jis buvo ilgą laiką žinomas tautininkų sąjungos veikėjas, kuris skleidė labai radikalias kai kurias idėjas vienu ar kitu metu. Vėliau tos idėjos, aišku, mutuodavo, dabar jos galbūt kažkiek ir sušvelnintos, bet visi žino, kad Facebook'e ir internete niekas nedingsta, tai tų jo praeities pasisakymų tas šešėlis yra toks didelis. Aš tiesiog norėjau atkreipti dėmesį, kad mūsų partija žmogų su tokiais pasisakymais nepriimtų. Tėvynės sąjungoje dabar tinka ir man iš tikrųjų tas priveda prie minties, kad tie kai kurie žingsniai iš Tėvynės sąjungos ir kvepia tam tikrą desperaciją, jausdami, bando atiminėti balsus iš jūsų. Tikrųjų, jausdami augančią konkurenciją, jausdami tai, kad mes iš tikrųjų, ir tai kaip ir normalu yra, kad mes atsikandame jų dalį elektorato, jie bando kovoti ir tas vyksta, jie bando vėlgi kai kuriais būdais, kai kuriais klausimais būti dešinesni už mus dabar, bet žinote, kai tas dalykas nėra natūralus, nėra toksai kaip autentiškas, o vyksta toksai, kažkur susirasime tokių veidų, kurie galbūt kažkam patiks, kam patinka tokia kietesnė ranka ar dar kažką. Tas dalykas tampa komišku ir iš tikrųjų vėlgi toks dalykas, tai vėlgi kelia klausimą, ar tai yra autentiškas posūkis, ar bandymas kai kuriems rinkėjams parodyti, o pas mus yra irgi nacionalistų. O tas nacionalistas, tautininkas, jis dar ir musulmonų iš tikrųjų tapo? Ne, jis musulmonų netapo, jis tiesiog kai čia pastaraisiais mėnesiais kilo pasipiktinimas, tarpe ta istorija dėl Kauno mečetės ir panašus klausimai, ir mūsų partijos pirmininkas pasakė griežtų pasisakymų, tarp kitko ir Tėvynės sąjungos pirmininkas irgi. Tai tas žmogus stojo ginti ir sakė, kad šitie kraštutiniai dešinieji dabar jis taip sako, kraštutiniai dešinieji kelia islamofobijos bangą ir pas jį dar galima surasti tokių dar įdomesnių pasisakymų, kad politinė krikščionybė yra nesąmonė, o štai politinis islamas yra visiškai natūralus dalykas. Geras dalykas. Fantastika. Natūralus ir nes pranašas Mahometas buvo ir lyderis, daugmaž iš to išvestas. Tai yra tokie keisti pasisakymai, kurie kelia daug prieštaringų klausimų ir iš tikrųjų aš irgi norėčiau paklausti Tėvynės sąjungos narių, ar jūs irgi darote kandidatų ideologinį kažkokį patikrinimą, ar tai taps nauja Tėvynės sąjungos linija, ar jūs tiesiog ieškote atsitiktinių žmonių, kurie kažkokias varneles atitiktų jums, kad paskui Laurynas Kasčiūnas sakytų, prie mūsų jungiasi ir
visokie žmonės ir nacionalistai. Tai iš tikrųjų tai yra pakankamai komiška, bet iš kitos pusės mums, ne tik man asmeniškai, bet mūsų partija yra džiugu iš tikrųjų, kad tai rodo, kad mūsų populiarumas auga, mūsų idėjos turi iš tikrųjų daug paramos visuomenė ir tas bandymas mėgdžioti mums iš tikrųjų yra labai malonus. Mes iš tikrųjų jaučiamės, kad kai kurios klausimus mes tikrai iškėlėme į dienos šviesą ir Vytautas Sinica akivaizdžiai tapo to žmogum, kur daugiausiai visur viešojo erdvėje kalba apie imigracijos problemas, bet mes bandysime ir daugiau tokių klausimų iškelt, vat kaip minėjau, to paties Europos visos žaliojo kurso nesuderinamumas su mūsų interesais ir panašius klausimus. Mes bandysime užimti tas lyderiaujančias pozicijas ir mes bandysime pakeisti tą bendrą konsensusą. Bet vieni jūs jo nepakeisit. Pirmas dalykas, ir pati partija nebus tokia didelė ir stipri, kad galėtų tą padaryti viena, o kartu nelabai turėsit su kuo, nes turbūt nėra tokių sąjungininkų, kurie galėtų. Jūs pats ką tik minėjote, kad konsensusas yra visi už tarkim, keistus įstatymus. Tai taip, kas bus jūsų koalicijos partneriai, panašiai mąstantis? Mes apie koaliciją dar negalvojame, be jokios abejonės, ir mes iš tikrųjų čia vėlgi keistas momentas yra tai, kad Tėvynės sąjungos viduje vėlgi prieš mėnesį kitą kilo konfliktėlis, kai vienas Seimo narys iškėlė ultimatumą partijos pirmininkui, kad nedarytų koalicijos su mumis. Visi žinome tą istoriją. Tai, mums vėlgi malonu, kad žmonėms iš kitų partijų kyla tokie klausimai, bet mes į jokią koaliciją nesiveržiame. Žinote, mes pilnai susikoncentravę, žinoma, kuo didesnę turėti savo frakciją kitame Seime, o paskui jau žiūrėsime, ką mes paremsime, galbūt mes, ir čia yra puikus Švedijos tokios dešiniosios partijos švedų demokratų pavyzdys, mes galbūt būsime tie, kurie neįsime į jokias koalicijas ir tiesiog paremsime tos įstatymus ir iniciatyvas, kurios yra geros, iš kur jos beateitų ir neremsime ir griežtai protestuosime prieš tas, kurios yra blogos. O dabartiniai socialdemokratai vadovaujami Mindaugo Sinkevičiaus, jums yra pakankamai kažkuo artimi, kad jūs galėtumėte svarstyti apie bendradarbiavimą su jais, nes jie net ministrą vidaus reikalų turi šiek tiek susijusi su jūsų bendražygiais. Buvęs mūsų narys, be jokios abejonės. Ir taip toks mažesnio masto. Apie Martyną Kateliną mes kalbame. Taip, mažesnio masto ir toksai mažiau pastebimas, bet taipogi tam tikras bandymas daryti reverensą tai visuomenės daliai, kurios erzina visos imigrantų keliamos problemos. Ir tiesiog, susumavus imigrantų srauto didėjimą ir demografinę vietinių gyventojų katastrofą, tai iš tikrųjų perspektyvos liūdnos ir be jokios abejonės socialdemokratai bando kažką tą kryptim daryti. Ir aš manau, kad socialdemokratai, ir tą aš esu matęs net ir jūsų laidoje kalbėjo ir Vytautas Sinica, mūsų socialdemokratai yra bent jau ta tokia socialinių klausimų prasme, jie yra konservatyvesni už savo europinius kolegas, absoliučią daugumą. Jų negalima taip tikrai lyginti su kokiais Ispanijos socialdemokratais ar netgi Vokietijos. Ir čia puikus pavyzdys yra tas balsavimas dėl referendumo dėl šeimos. Tai beveik pusė socialdemokratų balsavo už tą referendumą, kai tuo tarpu konservatyviosios Tėvynės sąjungos gretose buvo 5 iš 27. Tai iš tikrųjų, taip, kai kuriais klausimais mūsų socdemai yra gerokai konservatyvesni ir aš galėčiau netgi, kaip čia pasakius, kreiptis dabar į Lauryną Kasčiūną. Jeigu jūs norite turėti kozerį ir sakyti, kad mes sukame į dešinę, tai jūs jau bent jau surinkite tam referendumui savo frakcijoje didesnį procentą balsų negu socialdemokratai. Tada aš pasakysiu, taip, dabar Kasčiūnas kažką padarė. O kol to nėra, aš tiesiog visą tai vertinu tokį šou. Jis daro šou, bet realių balsavime pokyčių nėra. Jau nekartą paminėjot ir bendrą vakarų kontekstą ir europinį ir ne tik. Kalbant apie tą kontekstą, vakaruose tradicinė konservatyvi dešinė jau senokai patiria krizę. Iškyla vadinamoji netradicinė dešinė, kurios atstovai tokie ryškesni, ir tas pats Donaldas Trumpas Jungtinėse valstijose, Nigelas Farage'as Britanijoje, galų gale ir prancūzų nacionalinis susivienimas irgi priskiriamas ir jūsų minėti Švedijos demokratai, daugybė partijų, kurios
atstovauja tai vadinamai turbūt netradiciniai, kurią daug kas vadina kraštutinė dešinė, nors dėl to galima pasiginčyti, ar tai iš tiesų yra kraštutinė dešinė ir kur tie kraštai, kurie matuojami ir iš kur matuojama. Bet kalbant apie bendrą kontekstą, nacionalinis susivienimas, Lietuvos nacionalinis susivienimas yra tradicinė dešinė konservatyvi jūsų akimis, ar kaip tik ta netradicinė? Ar jūs arčiau tokių kaip Donaldas Trumpas, ar arčiau tų senųjų, kokių nors, nežinau, Britų konservatorių arba Vokietijos krikdemų iki Merkel? Čia, aišku, sudėtingas klausimas. Mes be jokios abejonės manome, kad mes esame visiškai tradicinė, nuosekli ir nuosaiki dešinė. Mes tikrai neturime jokių radikalių idėjų. Ten, tarkim, tas pats referendumas dėl šeimos statuso buvo apklausos 3/4 visuomenės. Jam pritarė, tai ar gali būti radikaliai idėja, kuriai pritarė 3/4 visuomenės. Ir aš manau, imigracijos klausimais būtų panašus skaičiai ir daugeliu kitų klausimų. Mes, tikrai, kas būtų kraštutinės dešinės idėjos, mes tikrai nesiūlome niekur steigti konclagerių ar kažkokių ten priverstinių perauklėjimo stovyklų ideologiniams priešams ar dar kažkokiu tai įvesti kažkokią tai griežtą autoritarinę valdžią. Jokių panašių idėjų pas mus nėra. Ir kaip kontekstas visų kitų šalių yra labai daug niuansų. Tarkim, toj pačioj Vokietijoje jų ta atsiradusi alternatyva Vokietijai nėra visai sveika politinė jėga, jie turi labai keistų geopolitinių idėjų ir labai keistų ir kitokių idėjų. Vokietijoje sunku rasti daug sveikų dalykų, pastaruoju metu ypač. Tikrai taip, čia aišku nesiplėsime, bet tikrai taip. Tačiau kitose šalise yra kiek geriau, kaip jau minėjote, tie patys švedų demokratai, ta pati Melonijos partija. Tiesą pasakius, yra tokia šalis Ispanija, kuri dabar dažnai irgi labai neigiamo šiuose linksniuojama ir pelnytai. Tai Ispanijos irgi yra labai panaši politinė sistema, ten jų Tėvynės sąjunga vadinasi Partido Popular, jie priklauso tai pačiai liaudės partijos šeimai Europos parlamente, jų socialdemokratai vadinasi socialistai, irgi tos pačios šeimos atstovai, ir ta pati tokia švytuoklė pas juos. Vieni valdo, kiti valdo, su mažesniais partneriais kiti valdo. Ir aišku, dabar visi ir įskaitant ir nuosakius konservatorius, labai piktžodžiauja prieš Ispanijos premjerą ir pelnytai, nes tikrai keistų sprendimų ir dalykų yra padaręs. Tačiau reikia prisiminti, kad nuo 2011 iki 2018 Ispanija valdė Partido Popular, tą jų tradicinių dešiniųjų partiją, ir nieko tokio labai skirtingo ten nebuvo jų politikoje, tie patys imigrantai, tie patys nelegalai plūdo ir viskas buvo panašiai kaip ir dabar. Na, aišku, dabar galbūt kažkiek tik tai kai kurie dar dalykai užaštrinti. Tai aš manau, ir dėl to Ispanijoje atsiradusi partija Vox, jinai galima ją vadinti tikrai normalia dešinė, nes ta partija, kai Partido Popular, jinai yra apie nieką. Jinai tapo apie nieką, jie praktiškai beveik visais klausimais sutarė su tais pačiais socialistais. Kaip ir Angelos Merkel krikdemai. Tai tokie dalykai be jokios abejonės iškėlė tas partijas, bet kaip minėjau, mes puikiai suprantame, kad ne visos jos yra vienodos. Tai jeigu mes kalbėsime taip apie švedų demokratus, mums jie yra labai neblogas pavyzdys, ispanų Vox irgi neblogai, italų Meloni partija irgi labai neblogai, AfD biški yra niuansų, Faradžo irgi partija, ten irgi yra niuansų, bet čia vėlgi labai plati tema, ta britiška sistema. Kalbant apie Ameriką ir Donaldą Trumpą, ten sistema visiškai kitokia. Aš asmeniškai šiaip jau vertinu labai palankiai tai, kad laimėjo Donaldas Trumpas ir iš tos administracijos darbą daugeliu klausimų. Tačiau Amerikoje ta dvipartinė sistema, tai reiškia, kad koalicijos susiformuoja prieš rinkimus, ne po rinkimų. Čia yra tas toksai vienintelis skirtumas. Ir ta koalicija, kuri atėjo su Donaldu Trumpu, buvo marga, dabar aš manau, jinai pakankamai apsivalė, bet iš kitos pusės, ką Donaldas Trumpas parodė dešiniesiems, kad norint laimėti rinkimus, reikia kažkokio ir populizmo. Ir čia tik tai klausimas, kiek to populizmo galima leisti savo retorikoje ir kiek
kiek tai yra nekenksminga. Aš manau, kad iš principo Donaldo Trumpo ta visas retorinis populizmas, jis nepavirto į kažkokius labai kenksmingus, tokius realius administracijos sprendimus. Todėl aš irgi iš principo JAV dabartinę administraciją ir Donaldo Trumpo bangą vertinu teigiamai. Tik tai aišku, pas mus jis yra pas mus didelė dalis visuomenės tai demonizuoja ir pas mus ir visoje Europoje dėl visokių dalykų, kurie ir racionalūs, dėl to, kad pas mus labai jautri ta paramos Ukrainai tema, kitur Europoje labai jautrus tie prekybiniai karai ir be abejo Briuselyje, tarp Briuselio elito labai skauda jiems dėl to, kad ta administracija vėlgi nusisuko nuo to žaliojo kurso. Bet sutarkim, dabar dėl Trumpo ir pakalbėkim, aš pamėginsiu prisidėti prie tų, kurie demonizuoja, nors pas to nedarau, bet vis dėlto argumentų pasakyti, kad Trumpo pozicija nėra nei apskritai konservatyvi ir tik tam tikrą prasme dešinioji, turbūt irgi yra. Ir pirmiausiai, ką reikėtų atkreipdėmėsi, jeigu žmogus taip nuoširdžiai kovoja su nelegalia migracija, galvodamas ne tik apie jos nelegalumą, bet galvodamas ir apie demografinę situaciją Amerikoje, kuri kinta pastarosius dešimtmečius labai sparčiai. Jeigu jo administracijos atstovai labai skaidriomis užuominomis europiečiams sako, kad jie vis mažiau ir mažiau europiečiai, o patys amerikiečiai nėra vis mažiau amerikiečiai. Ir jeigu Trumpo politika yra nusigręžti nuo Europos, tai ar tai nėra politika nusigręžti nuo tų šaknų, nuo tų būtent vakarietiškų, europietiškų, o ne meksikietiškų, tarkim, ar kinietiškų šaknų, ir persiorientuoti ten, kur vis dėlto, Amerikos, kuri nori būti ta senoji tikroji Amerika, prioritetai neturėtų būti, jie turėtų kaip tik būti kartu su Europa. Tai šituo požiūriu, viena ranka jis kovoja su nelegalia migracija, gindamas europietišką demografinę dalį, o kita ranka jis ją naikina. Tačiau reikia suprasti, kad ta bambagyslė jau senokai nutrūkus. Jeigu mes pasižiūrėsime tas didžiasias europiečių migracijos bangas, josgi buvo 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje, tada taip buvo tos didžiosios. Dabar tie žmonės, net ir tie, baltieji amerikiečiai, jie yra jau daug kartų amerikiečiai. Jie jau nebelaiko savęs europiečiai didelė dalim ir taip jie, ir čia ta pati pasakė ir Marko Rubio, taip kultūriškai jie, taip sako, jūs Europa mūsų tėvynė, bet jūs jau nebesate mūsų patys kultūriškai ir mums reikia išgyventi. Tai žinote, iš mūsų varpinės žiūrint, taip atrodo, kad mums reikia amerikiečiams pasakyti, kad jie tebėra mes. Amerikiečiai jau taip nebemano. Taip, kažkoks ryšys yra, bet jie laiko save amerikiečiais. Taip, kažkur kultūra kilo iš Europos, krikščionybė atėjo iš Europos, kas yra Amerikoje tikrai svarbesnė tapatybės dalis, bet mes nebesame jūs. Ir kitas dalykas, jie aišku labai dešinioji Amerikos dalis labai pikta dėl to, kad Europa visiškai kitaip mato pasaulį, tarkim, visiškai kitaip vertina rizikas artimuosiuose rytuose. Ir vėlgi aš puikiai pažįstu Ispaniją, aš žinau, kad tarkim, ne Pedro Sančezas pats nusprendė, kad jam taip svarbu tas Palestinos klausimas. Ispanijos visuomenė, jis yra toksai svarbus, kad, palestiniečių valstybės įkūrimo klausimas ir Izraelio paskelbimo agresorium, ar net genocido vykdytojų klausimas yra toks svarbus, kad tą darytų ne tik Pedro Sančezas, bet netgi turbūt ir ta Partido Popular kažkurio laipsnių, galbūt mažesnių, bet tą darytų. Tai labai išsiskiria tiesiog visi tie geopolitiniai požiūriai ir, kaip jau minėjau, dėl Izraelio ir palestiniečių vos ne tampa labai priešingi, bent jau tarp dešiniosios Amerikos ir Europos. Ir kažkurio momentu buvo ir dėl Ukrainos pakilusi tą populistinę bangelę. Kažkurio momentu buvo, aišku, iškilusi ir aš jau minėjau, tokia srovelė Amerikoje apskritai tas izoliacionizmas biški išpopuliarėjo. Paskui, kai susidūrė su realybė, kai administracija pradėjo dirbti, administracija suprato, kad tas flirtas su izoliacionistinė idėjom, jis yra absurdiškas, nes tokia imperija, jinai negali užsidaryti savyje, tiesiog taip prarandi visus įtakos vertus ir galimybę. Tačiau vėlgi
labai smarkus įvyko dabar posūkis į Lotynų visą Ameriką ir iš tikrųjų čia pas mus mažai kalbama, bet ten JAV administracija turi labai daug sėkmės istorijų ir čia kalbama ne tik apie Venezuelą, bet gausybė kitų šalių viena po kitos grįžta arba dar labiau tampa amerikietiškomis. Ir tos šalis jos irgi turi tam tikrą tą europietišką pradą. Ir Amerikai yra vėlgi svarbiau jas išlaikyti. Todėl taip į Europą žiūrima labiau kaip į muziejų ir iš kitos pusės prisideda prie tai, kad nebetikima visiškai Europos ekonominėmis perspektyvomis. Bet čia ir yra esmė, nes bet kuriam konservatoriai, vakarų konservatoriai yra labai svarbus dalykas, tai yra vakarietiškos civilizacijos principų saugojimas. Saugojimas apskritai konservatyvus uždavinys ir ne šiaip bet ko saugojimas, bet kokios praeities, bet kokios tradicijos, ne. Būtent to, kas vadinama vakarų civilizacija. Galima atskirai daug kalbėti apie tai, kas tai yra, bet būtent Trumpui tai yra nusispjauti. Ir koks jis konservatorius, kai jam yra nusispjauti Europą, nusispjauti vakarų civilizaciją, kai jis dairosi visai ne ten, maža to, kai jis elgiasi ne kaip kultūrinis, socialinis konservatorius, ką jūs kalbėjote apie tai, kas apie Europos situaciją ir Lietuvos situaciją, bet jis elgiasi kaip oligarchas, kaip žmogus, kuris ateina net ne iš vakarietiškos, o iš rytietiškos, despotiškos tradicijos, bizantiškos tradicijos, kur svarbiausia pinigai, kuo daugiau pinigų, to daugiau galios, galia ir pinigais reikia mėgautis ir jis mėgaujasi kaip tikras, ne, kaip sakyt, vakarų civilizacinio lopšio atstovas, jeigu kalbėsim apie senovės Atėnus, Romą, bet kaip apie rytietiškos despotijos, kaip persų karalius, kuriam rūpi tik tai, kaip sakyt, iš oligarchinės civilizacijos lopšio ateina tokie kaip Trumpas. Ir kur čia tas konservatyvumas, kur čia tas tradicinis, kurio galbūt norime mes ir kuriam, kaip aš suprantu, turėtų atstovauti jūsų partija. Šitoje vietoje aš iš dalies sutikčiau, didelė dalim sutikčiau, Donaldas Trumpas tikrai nėra pats kaip asmenybė kažkoks pavyzdys. Jį dešinioji Amerika ir konservatyvi Amerika vienareikšmiškai remia ne dėl jo asmenybės, ne dėl to, kaip jis elgiasi ir dėl to, kas jis yra, o dėl to, kad jis jiems duoda tai, ko jie nori. Čia yra akivaizdus dalykas ir ta dešinioji, vėlgi, ta konservatyvi dešinioji Amerika, jiegi turėjo visokių kitokių kandidatų. Jie visi būtų pralaimėję rinkimus. Ir jie puikiai supranta, kad kažkoks toksai idealus, na, tarkim, buvo 2012 metai, toks buvo tradicinis, konservatyvus, na, aišku, galbūt yra ten tas niuansas mormonas, bet iš amerikietiškos pusės tai mormonai yra kaip ir krikščionis, nors čia galime ilgai diskutuoti mormonas, bet tradicinis labai puikus konservatyvus kandidatas Mittas Romney. Jis pralošė rinkimus pakankamai smarkiai, nepaisant to, kad ir ekonomika buvo prasta ir buvo tikrai daug nepasitenkinimo Obama, bet jis beviltiškai pralošė. Ir po to atėjo Trumpas. Dėl to, kad ta konservatyvi Amerika suprato, kad suburti platesnę koaliciją reikia kažkokio kito žmogaus. Ir reikia instrumentiškai pažiūrėti tokį be jokios abejonės ir visi jį žiūri instrumentiškai. Ir ta konservatyvioji Amerika, jie puikiai supranta visas Donaldo Trumpo asmenybės silpnybės, visi viską žino ir žino, kad greta jūsų išvardintų dalykų yra ten ir to nepotizmo, jo ten vaikai turi kažkokius kripto verslus, kur galima daug ko surasti ir daug ko priskabinti ir čia niekas šito neneigia. Bet konservatyvioji Amerika žino, kad tai, kas sutarta su Donaldu Trumpu, jis padaro. Jis jiems duoda tos aukščiausio teismo teisėjus, tokius, kokius jam tos visos konservatyvios organizacijos duoda. Jis tos visus įstatymus, na, kokius reikia, jis savo, kaip sakant, sandorio dalį jis išlaiko. Tai taip, tai yra tam tikras sandoris su, nenoriu sakyti velniu, bet yra kažkoks momentas to, tu kažką turi išduoti, bet šitam netobulam pasaulyje, ta konservatyvi Amerika, jeigu būtų laikytųsi principingai ir na, laikosis tos, ko kai kurie dar 16 metais ten buvo tas Never Trump judėjimas, jeigu būtų principingai to laikosis, tai mes turėtume dar vieną demokratų administraciją ir vyktų tie patys procesai kaip Europoje, kurie, na, aš manau, Amerikai
apskritai dar svetimesni. Na, tikrai taip, prisiminus ir tą kandidatę Demokratų partijos per prezidento rinkimus. Mindaugai, noriu Jums padėkoti už mūsų šios dienos pokalbį. Tikiu, kad tai ne paskutinis mūsų pokalbis. Prisiminus, beje, Mitt Romney, kurį Jūs priminėte, iš tikrųjų gaila, kad dabartinis prezidentas linkęs yra į sandorius su velniu. Mittas Romney nebuvo linkęs ir pasakė 12 metais, kad Rusija yra didžiausia geopolitinė grėsmė vakarams, ko nenori pasakyti ir ko netikė Rusijos nesuvokiantis, nesuprantantis Donaldas Trumpas. Taigi, mūsų žiūrovams noriu pasakyti, priminti, kad spaustų patiktuką ir prenumeruotų mūsų laidą. Ačiū.